Labas vakaras. Aš esu tas Liudas Vasiliauskas, kuris rašo naujienlaiškius, kuris kalba apie kažkokias tai žmogiškasias vertybės. Žmonės vaikosi daiktų, valdžios, vyrų ar ten moterų ar dar kažko ir galvoja, kad ten bus tas. Bet kas yra už viso to? Mes ten bėgam paskui jausmą, mes nebėgam paskui daiktą. Mums tas daiktas yra išties neįdomus. Mes gavę tą daiktą galvojam, mes jausim. Aš jį pasiemu ir šviesa. Aš jums turiu pristatyti labai rimtą dalyką. Tai yra asmeninės laisvės kursai. Aš juos rengiu jau 2 metai. Ir arčiausias pavyzdys, ką aš galiu pateikti, yra žmonės, kurie susirinko, kurie čia buvo. Man pradėjo sektis, aš pradėjau domėtis įvairiais dalykais. Pradėjau daryti visiškai tai, ką noriu. Pasidarė atsimti. Pradėjau daryti, ką noriu. Pradėjo pinigai, su draugai, laimė. Karts nuo karto tokia aplanko nepaaiškinamas laimės priepuolis. Jo, dar daug metų draugai klausia, sako, įsimylėjai? Arba ateini, susitinki su draugais, žiūri, čia visas laimingas. Kas tu yra? Aš buvau jo abiejose, ir pirmam ir antram lygiai, ir tikrai tai yra geras dalykas. Šitas žmogus išmokė būt savim, gerai jaustis, patogiai jaustis, maloniai jaustis. Visur buvau. Jis ir buvo ir 2 savaitėse ir pameditavo ten paskraidėm kartu. Nu ir dabar, ta prasme, viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai. Mes praleidžiam tą didžiulę žinią, kad tai yra mūsų visada. Gyvenimas tampa be pastanginis, tau nieko nereikia stengtis. Ir aš sakau, kad galima gauti visą tai iš vidaus.